video apie tai, kaip paruošti darbą į Radiomaster MT12 pultą. Pultas skirtas automobiliams, laivams. Pultas su HTX operacinė sistema, su valdymo ir programavimo aplinka HTX. Ir su Express LRS, trumpiau vadinama ILRS radio sistema. Savo pultui aš iš karto instaliavau papildomus mygtukus. Šitoj panelėje galima montuoti mygtukus, joysticką, giroskopą arba nieko. Tai darbą pradedam nuo rekomendacijos nenaudoti MT12 modelio, kuris būna sukurtas iš gamyklos. Tai einam į modelio meniu ir susikuriam naują modelį, nes tam MT12 yra suprogramuota daug įvairių keistų dalykų, kurie dažnu atveju tik tai trukdo arba priverčia iškart pultą naudoti tam tikrą logiką, nekrypstant į jokius kitokius variantus. Toliau dirbsim su šviežiu nauju modeliu. Ir paruošiant pultą darbui, aš einu į sisteminį meniu. Sisteminiam meniu keičiami parametrai nesusiję su modeliu, laivo, automobilio modeliu. Tai parametrai, kurie bus aktyvūs ir naudojami visada, nesvarbu kokį modelį be pasirinktum. Tai pirmiausia, aktyvuojam papildomus mygtukus, kuriuos instaliavau. Ateinam į puslapį 6 iš 7, kuris vadinasi Hardware, tai aparatinė įranga. Ir aš žinau, kad tie du papildomi kanalai, kurie čia yra, du kanalai, ar jie būtų mygtukai, ar giroskopas, ar joystickas, vairalazdė, čia visada yra tiesiog du papildomi kanalai. Tai jie yra S3 ir S4, tai proporciniai, kaip potenciometras. Ir nurodom, kad mūsų atveju jie yra mygtukai. Tai dabar sistema žino, kad ten yra kažkas instaliuota, tai reikia naudoti, tai yra mygtukai. Ir dabar jiem turim priskirti vardus. Tai einam į mygtukų sąrašus. Ir čia tarp visų esančių mygtukų yra du nepriskirti vartotojui skirti lankščiai naudoti. Tai čia ir nurodom, kad mūsų mygtukas FL1 bus S3, jisai bus toggle mygtukas, tai dviejų padėčių tak. O FL2, antrasis vartotojo mygtukas, bus S4, taip pat dviejų padėčių toggle mygtukas. Viskas. Dabar šitie mygtukai paruošti darbui ir programavimo languose jie bus atvaizduojami kaip mygtukai FL1 ir FL2. Per puslapius einu atgal į globalias funkcijas. Čia nusistatysiu garso reguliavimą ir ekrano ryškumo reguliavimą, kurie man aktualūs kiekvienam modelį, kurį be pasirinkčiau. Tai aktyvuoju ir pasirenku. On, visada įjungta. Visada įjungtas garsumo reguliavimas. Ir čia arba galiu eiti per sąrašą ir ieškoti savo norimo
šliaužiklio potenciometro mygtuko arba galiu tiesiog pajudinti jį ir jis automatiškai detektuojamas sistemos. Ir šita garso reguliavimo funkcija aktyvuojama su varnele. Visiškai analogiškai padarysim reguliavimą pašvietimui. Tik šį kartą apatiniu potenciometru. Čia galima sukurti ir daug įvairių kitokių funkcijų, kurios būtų naudojamos visada su kiekvienu modeliu. Pavyzdžiui, galima čia būtų sukurti arminimo funkciją, kad visada vienas ir tas pats mygtukas aktyvuoja, deaktyvuoja gazą. Bet aš to nedarysiu, aš kiekvienam modelį galbūt norėsiu kažkaip kitaip tai konfigūruoti, tai šit čia jo nekursiu. O tiesiog dar parodysiu kaip pavyzdį, kad galima LED pašvietimą valdyti. Tai aš noriu, kad LED pašvietimas būtų valdomas visada. Ir čia galima išsirinkti spalvą arba išjungti. Ir aš juos tiesiog išjungiu. Juos galima būtų valdyti, keisti spalvą, čia pasirenkant ne visada aktyvo, pavyzdžiui, kažkokį mygtuką, tarkim, gazo aktyvavimo, arminimo, arba kažkokį programavime sukurtą loginį mygtuką, kažkokį kintamąjį. Šiuo metu aš juos tiesiog deaktyvavau. Analogiškai, tarkim, būtų galima pasirinkti kažkokią. Tai viskas, tiek yra tokių trumpų pakeitimų. Nuo šio momento prasidėtų konkretaus modelio programavimas. Dar vienas iš langų, kuriam galima norėti kažką keisti, yra radio nustatymai. Tai čia keičiasi data, laikas, baterijos ribos. Tai yra šito indikatoriaus ribos, kuri apačioj kiek yra viršui, tarp kiek plaukioja šitie parodymai baterijos, tarp kokių įtampos rėžių. Galima keisti garso įvairius parametrus, vibraciją, senkančios baterijos įspėjimą. Pašvietimas pas mane buvo išjungtas, kol nesukūriau mygtuko potenciometro funkcijos keisti. Jeigu nekurt potenciometro valdymo, čia galima būtų tiesiog visada aktyvuoti pašvietimą ir nustatyti tam tikrą lygį. Rodyti starto vaizdą, ikoną ar nerodyti. Kaip ilgai laikyti mygtuką įjungimo, kad netyčia neįjungt, neišjungt. Daugiau mažiau
viskas, kas galėtų domint pačioj pradžioj pradedantį vartotoją.